Antras skyrius. Antra diena bendruomenėje mes aplankome Neūžaugą, Arabo dovanos Franciskas. Iš vakaro sunkiai užmigęs, visą naktį taip kietai miegojau, kad nė karto neprabudau, kol Jasą pažadino sakydamas, kad jau laukia manęs eiti kartu maudytis. Vos atsimerkęs įsmeigiu akis į pasakišką peizažą, sunkiai sekėsi suvokti, kur aš esu. Per ilgą kelionę virtusią gyvenimo būdu pripratau, kad kiekviena diena tik savotiško žygio tąsa, o dabar staiga supratau, kad atvykau čia ilgam, kad aš pagaliau namie. Greitai apsivilkęs nesudėtingus drabužius, aiškiai supratau, kad negaliu ir neturiu leisti laiko veltui, nieko neveikdamas, kad per visą vakarykščią dieną, nepaisant trupučio žinių iš botanikos, nieko daugiau nesužinojau ir nieko neatlikau iš savo įžado mokytis rytų kalbų. Ali kambario užrašus aiškiai mačiau priešai save. Tai reikėjo sutelkti juos mintis ir visą mane apimdavo džiaugsmas, kad pali kalba taps man raktu, atversiančiu visą tai, ką Ali užrašė ant savo kambario sienų. Degdamas noru kuo greičiau mokytis, viesulu įsiveržiau pas jį, kuris sėdėdamas už stalo kažką rašė, ir iš karto išpoškinau. Brangusis, aš veltui praleidau visą vakarykščią dieną. Duokite man greičiau knygas, kad galėčiau mokytis reikiamų kalbų. Visų pirma, aišku, pali, o paskui likusių. Brolis Nikolajus sakydavo, kad aš gabus kalboms. Tiesa, tada dar tiek daug nesirgau, bet gal mano gabumai neatbuko. Tik duokite greičiau knygas. Ramiai padėjo plunksną ant stalo, šypsodamasis nužvelgė mano plaukus, kuriuos buvau pamiršęs susišukuoti, bet kaip užkritusių užrištus sandalus ir atsakė. Labai pagirtinas tavo stropumas, Liovuška, bet kas tave šiuo metu atleido nuo pačių elementariausių žemėje buities pareigų? Plaukai susivėlė, mindai sandalų raištelius. Kodėl turi nukentėti tavo sutiktų žmonių estetiniai jausmai, kai tokioje pasakiško grožio gamtoje jie netikėtai susitiks su tokiu nevalyvai apsirengusiu, nesusišukavusiu asmeniu. Tavo kambaryje didelis veidrodis stovi ne tam, kad pro jį praeitum, o tam, kad prieš išeidamas į žmonės susitvarkytum išvaizdą. Tai pirma bendravimo sąlyga, nuo kurios tavęs niekas neatleido. Prieš veidrodį taisydamasis rūbų klostes tu turi galvoti ne apie save, bet apie žmonės, kuriuos tavo išvaizda gali suerzinti, jeigu tavo nevalyvumas bado akis arba tu juokingai atrodai. Atmink, draugė, kad į skurdą dažniausiai įklimpsta nevalyvieji. Net dvasiškai labai išsivysčiusiems jų nevalyvumas trukdo eiti tolyn dvasiniu keliu. Kiekvienas nesutvarkytas kambarys šlykštus labai išsivysčiusiam ir tyram žmogui. Antra bendravimo sąlyga – labas, kurį žmonės sako vieni kitiems. Kas tave atleido nuo šio visų priimto mandagumo bendruomenėje? Čia tu dar aiškiau turi suvokti tą žodį kaip meilės pasveikinimą, kaip pagarbą ugniai ir šviesai žmoguje. Tau tai ne tik paprasta išorinio mandagumo sąlyga, bet ir tavo paties palankumo, kuriuo nušvieti visą sutiktą žmogų pagrindas. Pradėk, mano brangus draugė, per visus žmonėms įprastų bendravimo sąlygų plyšelius skleisti jiems savo didį kilnumą. Tap dvasinio kanalo grandimi, bendraudamas tokiomis formomis, kurios neatstumia žmonių ir neapsunkina jiems tavęs suvokimo, bet traukia juos prie tavęs. Man buvo labai gėda dėl savo lengvabūdiškumo. Pažiūrėjau save veidrodį ir visai sumišau. Ataugusios į visas puses tyrančios garbanos, prastai sujuosti ir kreivai krintantis ilgi balti rūbai, darė mane panašų į pamišėlį. Tik dabar supratau, kaip egoistinės mintis vien apie save patį taip užgožė viską, kas mane supa, kad aš viesulų įsiveržiau pas nepasibeldęs ir net nepaklausęs, ar nesutrukdysiu jam dirbti. Man kažko prireikė, aš puoliau įgyvendinti, o kas dedasi aplink, nė motais. Kai visai sutrikęs jau buvau pasiruošęs sprukti iš kambario,
Švelniai į ranką apkabino mane. Neskubėk, Liovuška, norint nugalėti ir šio to pasiekti, reikia kiekvieną akimirką viską aplink save pastebėti, o ne atsieti nuo esamų bendravimo sąlygų, matant tik vieną siaurą savo veiksmų sektorių ir vertinant pasaulį tik iš savo varpinės, iš savo asmeninio aš. Visi eina skirtingais keliais, bet dvasinio augimo pakopos visų tos pačios. Čia nuo pačių pirmųjų dienų atkreipk dėmesį į nuolatinį mandagumą. Tu čia sutiksi nemažai žmonių, kurie tau atrodys ir šiurkštoki, ir keistuoliai, bet nesutelk į tai dėmesį, o atmink, kad dabar priešais tave takto ir žavesio kelias. Tam, kad jį įveiktum, tau reikia išsiugdyti mandagumą ir ramumą, paversti juos kasdieniais įpročiais. Eik, mano brangusis, pasigražink ir grįžk po 10 minučių. Baigsiu laišką ir eisime maudytis. Nubėgau į kambarį, bet dabar savo estetiniais sugebėjimais jau nedrįsau pasikliauti, todėl pasikviečiau Jasą ir paprašiau apžiūrėti mane nuo galvos iki kojų. Jasa, brangusis, aš esu žmogus be pusiausvyros. Neišleiskite manęs iš kambario prieš tai gerai neapžiūrėjęs. Aš vis dar nemoku užsirišti šitų sandalų. Maldavau savo gerojo tarno. Jasa padavė man kitus uždarus sandalus, sakydamas, kad į juos pateks mažiau dulkių, o ir užsisekti tereikės 2 sagas. Jis pažadėjo pertvarkyti ir kitų mano sandalų užsirišimą, akimirksniu sujuosė mane gražia virvelė ir užtikrino, kad dabar aš susišukavęs ir apsirengęs kaip tikras kavalierius. Atsidusau, mintise pasiguodžiau, kad vakar prastai baigiau, o šiandien lygiai taip pat prastai pradėjau naują dieną, ir pasibeldžiau į duris. Po valandėlės mes jau ėjome prie ežero, užsimetę ant galvų frotinius rankšluosčius. Nors vakar jau ėjau šiuo keliu, nors palmės, magnolijas, citrinų ir apelsinų medžius, bambukus ir nepaprasto dydžio tuopas, kedrus bei platanus jau buvau matęs, vis tiek niekaip negalėjau apsiprasti, kad tai gyva gamta, o ne milžiniška dekoracija. Nusimaudėme be jokių trukdžių ir susitikimų. Gal norėtum, Liovuška, kartu su manimi užsukti pas kelis ligonius, kuriuos Kastanda prašė manęs aplankyti. Tai netoli, bet to dar anksti ir mes suspėsime laiku grįžti pusryčių. Aš aišku labai apsidžiaugiu ir buvau laimingas galėdamas eiti kartu su jį, kur tik jis panorės. Be to norėjau susipažinti su naujomis vietomis. Aukščiau ežero esančių tiltų perėjome per upelį ir keliuku pasukome ne į parką, o į tikrą mišką. Tik jis labai skyrėsi nuo to, ką iki tol buvau pripratęs vadinti šiuo žodžiu. Didžiulių storiausių medžių kamienai, jų šakos, dydžiu prilygstančios gerai rusiškai pušiai ar 100-metei egliai, sudarė tokią tankę lają, kad keliukyje, kuriuo ėjome, buvo visai tamsu. Lianos vietomis buvo susipynusios į tokias tankės žydinčias girliandas, kad sudarė neįveikiamas sienas. Čia buvo vėsu kaip grotoje, net drėgna. Jau norėjau pasakyti kad čia tikriausiai pilni miškai tigrų ir šakalų, bet keliukas priešais mus prašviesėjo, praplatėjo ir virto didelę apvalę laukymę. Joje stovėjo keletas baltų namelių, primenančių ukrainietiškas drėbtinės trobas, bet prieėjęs arčiau pamačiau, kad jie pastatyti iš gruoblėto akyto akmens su blizgančiais labai smulkiais kristalais. Nušviesti saulės jie buvo panašus į bertoleto druską nubertą vatą po kalėdinę eglutę. Mūsų pasitikti išėjo vidutinio amžiaus moteris. Stambi, gan jaunos išvaizdos, balta skarele, balta suknele, balta prijuoste, ant kurios buvo užsiūtas platus raudonas kryžius. Labas rytas, seserie Aleksandra. Kastanda prašė manęs aplankyti jūsų ligonį, kurį pas jūs paguldė vakar. Ar davėte jam mano atsiųstų vaistų? Taip, daktarė, antrą kartą išgėręs, vargšelis nurimo ir užsnūdo. Žaizdas aš jam truputį aptvarščiau, kaip jūs liepėte. Sesuo Aleksandra palydėjo mus į patį nuošaliausią namelį. Švariame erdviame kambaryje stovėjo kelios baltutėlės vaikiškos lovelės, bet užimta buvo tik viena ir prie jos sėdėjo laibutėlė neaukšto ūgio mergina, apsirengusi kaip ir sesuo Aleksandra.
Tai mūsų naujoji sesuo, tik baigusi gailestingųjų seserų kursus. Sesuo Aleksandra pristatė mums žavingą merginą. Sesuo Aldaz, Indė, į savo sugebėjimais pavergė net mūsų niurgzlį kursų direktorių, ne tik visus dėstytojus. Aldaz pakėlė į mus tamses didelės švytinčias akis ir priminė man graikų karalienės Eupraksijos ikoną, kurią mačiau vienoje senoje cerkvėje ir ilgai ją grožėjausi. Mes priėjome prie vaikiškos lovelės, kurioje spręsdamas iš girdėto pokalbio, tikėjausi pamatyti šuns apkandžiotą vaiką. Kaip nustebau, kai lovelėje pamačiau miegantį susiraukšlėjusi neūžaugą. Jis buvo toks senas ir nelaimingas, kad aš aišku taip ir sustingau gaudyti varno. Matyt, atrodžiau gana komiškai, nes netyčia žvilgtelėjusi į mane Aldaz negalėjo sulaikyti juoko ir jis nuskambėjo per visą kambarį. Sesuo Aleksandra griežtai pažvelgė į Aldaz, bet pamačiusi mane pati vos laikėsi iš juoko. Aldaz juokas pažadino neūžaugą. Jis atmerkė mažas akutes ir aš vėl virtau druskos stulpu. Neūžaugos akys buvo raudonos, tarsi dvi degančios žarijos. Lyg be savo ligonio nieko aplink nematydamas, palinko prie baikščiai jį žiūrinčio neūžaugos. Ištarė jam keletą labai keistai nuskambėjusių žodžių. Štai ir dar viena kalba, kurios nesupratau ir kurią kaip tikriausiai reikės išmokti. Jeigu čia gyveno kelios neūžaugų rūšis, tai dar tiek pat indų sektų su skirtingomis kalbomis. Matyt, kalbų mokėjimu nebepasivysiu į. Apimta šios minties atitraukiau dėmesį nuo ligonio ir kai vėl į jį pažiūrėjau, vos nesušukau iš siaubo. Mažame apnuogintame kūne žiojėjo 3 žaizdos. Viena tęsėsi nuo klubo iki kelio, antra nuo gerklės iki pilvo, trečia nuo raktikaulio iki alkūnės. Žaizdos buvo plėštinės, lyg nagais išdraskytos. Įdavė nelaimingajam piliulį ir lašų. Abi seserės prilaikė kenčiantį kūną, o man liepė prilaikyti jam galvą, kuris sviro iš silpnumo. Užpylęs ant žaizdų kažkokio putojančio skysčio, įvikriai jas tvarstė. Matyt, neūžaugai neskaudėjo nuo nuostabių į rankų prisilietimų. Ligoniui truputį pagerėjo ir jis draugiškai nusišypsojo savo gydytojai. Kai jį perkelė į kitą lovelę prie lango, kad galėtų grožėtis laukime, jis linksmai pakėlė sveikąją ranką ir parodęs ją į Aldaz kažką pasakė. Į juokingą, spraksinčią tarmę. Šį kartą nesijaudinau dėl savo neišmanimo, nes abi seseris, kaip ir aš, nesuprato nė vieno žodžio ir nustebusiai žiūrėjo į I. Ji paaiškino, kad ligonis prašo, jog linksmasis varpelis, kaip jis praminė Aldaz, nenueitų nuo jo. Ji paliepė tuoj pat duoti ligoniui šilto pieno su sausainiais ir kreipėsi į mane. Ar sugebėsi rasti kelią, kad po pusryčių šiam vargšeliui atneštum vaistų? Tik jeigu manai, kad tave suės tigrai, man reikia paieškoti kito būdo perduoti vaistus. Rasiu kelią ir jau supratau, kad tigrų čia nėra. Viduje įsižeidžiau, kam įjuokėsi iš manęs prie žavingosios Aldaz, tačiau jai rūpėjo tik pralinksminti ligonį. Čiauškėjo kažką, ko jis nesuprato, bet švelnios moteriškos užuojautos intonacija skverbėsi jam į širdį. Labai gerai, Liovuška, po poros valandų, seserį Aleksandra, mano draugas Liovuška atneš jums naujų vaistų. Jūs sumaišysite juos su pienu bei medumi ir duosite kas pusę valandos po 1/4 mažos stiklinėlės. Be šokolado, sausainių, kisieliaus ir pieno, jokio kito maisto. Vakare aš vėl užeisiu. Jeigu skausmai paūmės, vėl duokite vakarykščių vaistų. Mes priėjome prie neūžaugos, jis ištiesė mums savo mažutę nuo temperatūros degančią rankutę, tada juokingai prisidėjo pirštuką prie kaktos ir tarė: Maksa. Jis klausiamai įvedė į mane raudonas gudrias akutes. Ji paaiškino, kad man šį jo judesį ir žodį. Jis klausė, kuo aš vardu, ir pasakė, kad jo vardas Maksa. Ji paliepė man taip pat pridėti pirštą prie kaktos ir pasakyti savo vardą. Kai aš tiksliai tai atlikau ir neūžauga sužinojo, kad mano vardas Liovuška,
Jis vaikiškai nusijuokė, kažką suvebleno ir suspragsėjo, ką į mums išvertė kaip jo draugystės ir pasitenkinimo išraišką. Nors ir tikėjau, kad rasiu keliuką, visgi eidamas atgal stengiausi įsidėmėti visus keliuko vingius. Čia užtrukau ilgiau nei tikėjausi, jau nespėsiu iki pusryčio aplankyti kitų ligonių. Ar norėtum, Liovuška, greitai papusryčiauti ir kartu su manimi nueiti pas likusius 2 ligonius? Paskui nuneštum vaistus Maksai. Ar tą laiką labiau norėtum skirti knygoms? Mano mielas draugė jeigu tik aš galiu būti šalia jūsų, pasimkite mane kartu. Labai mažai te galiu jums padėti, bet leiskite man būti jūsų pasiuntiniu, jūsų tarnu. Aš noriu eiti per gyvenimą čia taip, kaip jūs matote ir žinote. Taip trokštų mokytis tik todėl, kad greičiau tapčiau vertas jūsų. Tu judi į priekį, Liovuška, labai sparčiai, sparčiau nei galima tavo organizmui. Tik todėl aš tave prilaikau. Nors mes tik ką maudėmės, po šio ligonio reikia nusiprausti ir persirengti prieš einant į bendrą valgyklą. Aš dar šiandien papasakosiu tau, kas tas Maksa ir kas jam atsitiko. Kol įprausėsi po dušu, aš stovėjau savo balkone ir mačiau, kaip rankšluosčiais prisidengusios nuo svilinamos saulės moteris eina maudytis. Karštis man atrodė didesnis nei vakar ir su malonumu mąsčiau, kaip eisiu ūksmingu, gražiu mišku ir pamatysiu gražiąją Aldas. Pagaliau po dušo, ypač rūpestingai susitvarkęs ir pasirodęs Jasai, pasiryžau nulipti žemyn, kur jau girdėjau į balsą. Kai įėjome į rytinę valgyklą, visi jau sėdėjo savo vietose. Prie mūsų atskubėjo Kastanda, paklausė apie Maksą ir pridūrė dar vieną prašymą – aplankyti Aninovą. Buvo atėjęs jo tarnas ir pasakė, kad šeimininkui naktį buvo stiprus širdies priepuolis. Prie gretimo stalo vėl pamačiau Andrejevą ir Oldenkotą, o Ledi Bertrand vieta buvo tuščia. Greta mane sužavėjusios dailininkės Skalradi išvydau naują veidą. Šis iš karto užvaldė visą mano dėmesį. Gretai dailininkės sėdintis vyras nebuvo gražuolis, bet kad ir kur patektų, kad ir kas jį suptų, visur būtų pastebėtas. Jis buvo tokio proporcingo kūno sudėjimo, kad aukštas ūgis nekrito į akis ir tik kai žvilgsnis nuslydo į greta sėdinčius, buvo galima įvertinti jo ūgį. Žilstelėję plaukai, juodi antakiai, didelės mėlynos akys su ilgomis juodomis blakstienomis, graži burna ir nepriekaištingi dantis, gerai matomi jam dažnai šypsantis. Visose judesiuose jo manieroje klausytis pašnekovo, gražiose rankose visur buvo justi subtilus kilnumas. Mane kažkas ypač stebino. Šis žmogus buvo paprastas, atviras, matyt pripratęs traukti dėmesį ir niekiek dėl to nesivaržantis. Bet aš aiškiai mačiau, kad jis kuklus, geras, protingas ir visai neišdidus. Keletą kartų jis dirstelėjo į. Aš supratau, kad jis žino, kas yra bet su juo nepažįstamas. Greta mane sėdintis Alveras pašnibždėjo, kad tai vienas iš pačių įžymiausių aktorių, kurio vardą žino visas pasaulis – Stanislavas Bronskis, čekas. Man atrodė, kad Bronskis, taip maloniai ir mandagiai besikalbantis su savo stalo kaimynais, vis dažniau žvilgčioja į ir baigiantis pusryčiam man net pasirodė, kad jo gyvame ir išraiškingame veide pastebėjau šmėstelint nerimą. Nesuklydau. Kai baigėme pusryčiauti ir jau ėjome iš valgyklos, už nugaros pasigirdo skubus Kastandos žingsniai ir jis paprašė į valandėlę sustoti. Kastanda atsiprašė, kad tiek daug nuo vakaro trukdo. Jūs, aišku, negalėjote nepastebėti naujo veido, daktarė Tai aktorius Bronskis, jį čia atsiuntė florentietis. Jis turi laišką jums ir iš anksto žinojo, kad jūs šiomis dienomis atvyksite čia. Jis pas mus atvyko iš tolimųjų bendruomenės namų, tiksliau atjojo ant kupranugario su arabų vedliu ir su savo mokiniu, taip pat aktoriumi. Bronskis prašė mane supažindinti jį su jumis. Aš pažadėjau tai padaryti, tuoj pat po pusryčių. Bet mane sutrukdė antras pranešimas nuo Aninovo.
Aninovui naujas priepuolis. Ledi Bertran vis dar labai silpna. Andrejevas slaugo ją labai rūpestingai, bet jai negerėja. Be viso to dar susirgo Bronskio mokinys, išsimaudė žemutinėme ežere po kelionės per tokį karštį. Net nežinau, prie kurio jūs kviesti pirmiausia. Kastanda atrodė pavargęs. Aš pagalvojau, kad jis dėl kažko labai sunerimęs ir matyt nemiegojęs visą naktį. Jis maldaudamas žiūrėjo į jį ir tikriausiai kažką nutylėdamas stengėsi neparodyti nerimo. Nesijaudinkite, Kastanda, pirmiausia supažindinkite mane su Bronskiu, nes jis labai nerimauja dėl savo draugo sveikatos. Paskui aš nueisiu pas Ledi Bertran, o jau tada pas Aninovą. Pianisto tarnui perduokite štai šiuos lašus, tegul Aninovas išgeria juos sulašinęs ant cukraus ir laukia manęs. Lašų čia kaip tik vienam kartui, nes su tokiu temperamentu jam negalima leisti pačiam gydytis, nes išgers visus vaistus iš karto ir stebėsis, kad miršta. Ji padavė Kastandai tokį mažą flakonėlį, kad palyginęs jį su muziko ūgiu ir stambia ranka, nejučia nusijuokiau. Pasukę atgal prie lango pamatėme Bronskį su Skalradi. Ir aš nustebau toks liūdnas aktoriaus veidas. Prieš valandėlę kupinas gyvybės ir energijos, dabar jis buvo labai išbalęs ir atspindėjo vidinę kančią. Jis vis taip pat maloniai klausėsi savo pašnekovės, bet jo žvilgsnis užgeso, lyg būtų patyręs nesėkmę. Pamatęs, kad mes einame prie jo, Bronskis vėl atgijo, rausvumas grįžo į veidą, akys sublizgo, lūpose pasirodė šypsena. Įžengė keli žingsnius mūsų pasitikti, žemai nusilenkė ir tvirtai abiem rankom paspaudė jam ištiestą į ranką. Jūs be galo malonus, daktarė I. Ar mano prašymas nesutrukdė jūsų darbotvarkės? Aš toks laimingas susipažinęs su jumis, bet mano laimė užtemtų, jeigu aš jums būčiau ko nors sutrukdęs. Bronskio balsas buvo gan žemas, metalinis, tariant sprogstamuosius priebalsius šiek tiek buvo jaučiamas pabrėžtinumas, kuris tariamiems žodžiams teikė nepakartojamą savitumo ir netrukdė nuostabiai jo kalbos manierai. Žiūrėjau į jį ir stebėjausi, koks neišmatuojamas šio žmogaus žavesys. Jam labai tiko balti indiški drabužiai, aš taip ir įsivaizdavau jį su beduino apsiaustu, jojantį ant kupranugario. Tai būtų modelis dailininkui. Kaip visada užsižiopsojau ir atsipeikiau tik nuo į balso, kuris kalbėjo. Čia mano draugas Liovuška, jis rašytojas. Jūs atleiskite jam už išsiblaškimą, galiu kirsti lažybų, kad jis vaizduotėje jau nupiešė jūsų portretą, įtraukė jūs į kokį nors veiksmą ir pamiršo, kur yra ir kas greta jo. Bronskis ištiesė man abi rankas, šypsodamasis pasakė, kad ir pats kenčia nuo tokios gyvos fantazijos, dažnai sudarančios keblias situacijas. Nes jis tada pameta pokalbio giją. Su džiaugsmu paspaudžiau jam rankas ir juokdamasis atsakiau. Tai tiesa, aš įsivaizdavau jūsų beduino apsiaustų, jojant ant kupranugario per dykumą ir svajojau, kad jūs taip nupieštų. Tik jūsų komplimentai, kai lyginate mano ir savo fantaziją, ne man skirti. Aš savo vaizduotėse klaidžioju bergždžiai, o jūs perkeliate juos į gyvenimą ir leidžiate visam pasauliui suprasti grožį ir kilnumą. Aš gerbiu jūsų energiją ir darbštumą, apie kuriuos man dabar pasakojo. Tas greta, kurio jūs dabar gyvenate, nebūtų galėjęs pavadinti jūsų savo draugu, jeigu nebūtų įžvelgęs jūsų kūrybinės jėgos. Aš tokio amžiaus dar nebuvau nieko nuveikęs, o jūsų apsakymą jau perskaičiau. Ji pasiuntė mane atnešti vaistinėlės ir paprašė Alvero palydėti mane į tą namelį, kuriame gyveno Ledi Bertran. Kai mes su Alveru pasiėmę vaistinėlę, įėjome į Andrejevos ir Ledi Bertran namo holą, pamatėme ten į Bronskį ir Kastandą besikalbančius su Natalija. Ne, taip nieko gero nebus, Natalija. Ledi Bertran tik todėl ir serga, kad jūs greta jos ir ji negali pasipriešinti jūsų vibracijoms. Jūs primenate šaltąjį ežerą ir prie jūsų arčiau prieiti gali tik labai užsigrūdinę žmonės. Ne tik taikyti Ledi Bertran savo gydymo metodų, bet net ir slaugyti jūs dabar negalite.
Įkalbėjo su šypsena, bet jo žodžių rimtumu niekas negalėjo abejoti. Andrejeva atrodė susikrimtusi, tad tarsi nesuprantanti ir nepatenkinta. Nejaugi jums, daktarė, atrodo, kad Oldenkotas, kuris laiko savo pareiga vos ne visą dieną nesitraukti nuo manęs, užsigrūdinęs nuo mano vibracijų? Tačiau jis juk neserga, atšovė Andrejeva nelabai santūriai, bet matyt ramdydama savo temperamentą. O taip, misterio Oldenkoto gerumo ir tyrumo šarvai taip užgrūdinti, kad jokios nedaug stipresnės už jūsų vibracijos jam nebaisios. Bronskis tylėdamas stebėjo viską, kas čia vyko. Man buvo visiškai aišku, kad jis nori paprašyti aplankyti jo draugą, bet nesiryžta. Staiga pats kreipėsi į jį. Prašau palaukti manęs čia, tada iš karto eisime pas jūsų mokinį, o jums, Natalija, 10 dienų draudžiu lankyti Lady Bertram. Ji parodė man sekti paskui jį. Kastandos lydimi nuėjome koridoriumi iki galo, užlipome įvėjais laiptais į 2. aukštą ir pasibeldėme į kraštinės duris. Jas mums atidarė jaunutė čiabuvė baltų gailestingų seserų rūbų, tik be skarelės ant galvos ir su labai nedideliu kryželiu ant prijuostės. Ji buvo budinti gailestingųjų seserų kursų mokinė. Mes priėjome prie Lady Bertram. Ji buvo labai nusilpusi ir vos galėjo atsimerkti. Kastandai dar koridoriuje pasakė, kad toliau apsieis be jo. Ligonė gulėjo ant sofos apsivilkusi baltą chalatą ir buvo tokia išblyškusi, kad atrodė kaip vaiduoklis. Ji atsargiai ją pasodino ir kažką vietinė kalba pasakė gailestingai seseriai. Ji tuoj pat išėjo iš kambario. Man liepė padaryti mišinį iš kelių flakonėlių ir dar pats įlašino į jį kažko iš florentiečio vaistinėlės. Skystis užvirė, aš kilstelėjau ligonės galvą, o jis supylė jai į burną vaistus. Jie nepatiko Lady Bertram. Jis sudėjavo, beveik šūktelėjo ir taip mane išgąsdino, kad aš vos nepaleidau iš rankų jos gražios galvutės. Būk atsargus, drauguži, mes laiku suspėjome. Dabar prasidės traukuliai, bet po šių vaistų jie nebus mirtini. Dabar tvirtai laikyk abi jos rankas, o aš laikysiu kojas. Vos galėjau išlaikyti ligonės rankas, kurias įtraukė iš manęs su tokia jėga, kokios buvo galima tikėtis tikriausiai tik iš vyro. Mane išpylė prakaitas ir jau atrodė, kad neišlaikysiu besistengiančių ištrūkti rankų, bet traukuliai aprimo ir liepė paleisti ligonę. Sudribau ant kėdės, lyg kelias valandas būčiau kapojęs malkas. Ji paėmė Lady Bertram ranką ir paklausė, kaip jaučiatės. Lady Bertram atsimerkė, nustebusi pažiūrėjo į mane, nusišypsojo ir atsakė, dabar jaučiuosi labai gerai, bet prieš akimirką man atrodė, kad mirštu, o ir visas šias dienas buvo toks jausmas, lyg mane apleistų gyvybinės jėgos, ypač kai geroji Natalija būdavo arti manęs, svaigdavo galva, ir vis atrodė, kad visos jėgos plūsta į ją. Žinau, kad tai tik mano fantazija, bet kitaip negaliu nusakyti šios būsenos. Jeigu pasiūlyčiau jums laikinai persikelti į tą korpusą, kuriame gyvename mes su Liovuška. Jame yra puikus atskiras šiaurinis kambarys ir man būtų patogu jūs stebėti. Ar sutiktumėte ten persikelti? Jos veide ir taip visada liūdname pasirodė visiškas sumišimas. Jie atsakė ne iš karto, matyt kovojo su kažkuo ir nesiryžo išsakyti. Aš labai norėčiau įvykdyti šį jūsų norą, bet manau, kad tai labai nuliūdins Nataliją, kuri man tokia gera, tiek daug dėl manęs padarė ir padėjo man čia atvykti. Negaliu pasiryžti ją nuliūdinti. Ir taip visiems, kurie suartėja su manimi, atnešu vien nelaimės. Jos skruostais nusirito 2 stambios ašaros. Matydamas jos kančią, visa minčių gale kreipiausi į florentietį, maldavau jo padėti ir atsiųsti man jėgų nepravirkti. Leiskite man pačiam viską sutvarkyti. Dar prieš ateidamas pas jūs paaiškinau Natalijai, jog jūs pirmiau reikia gerai užgrūdinti tam, kad bendravimas su kunkuliuojančiomis jos jėgomis neišsekintų jūsų. Jūs tik atsakykite, ar norite pasikliauti manimi ir man stebint atlikti trumpą gydymo kursą.
Ne tik noriu, aš maldauju jūs, daktare, padėti man. Nuo pat pirmo susitikimo su Natalija supratau, kad man kažkas negerai, bet pastaruoju metu ėmiau aiškiai suvokti, jog mirštu. Pro ašaras kalbėjo Lady Bertrand. Na, iki to dar toli, o užgrūdinti jūsų organizmą ir suteikti jums sistemingas žinias, kaip toliau pačiai grūdintis būtina. Grįžo gailestinga sesuo ir pranešė kad neštuvai ir nešikai jau čia. Tai aš supratau iš jos rankos mostų į koridorių laukinti palankiną. Ji pats pakėlė ligonį, sodino ją į palankiną ir apkamšė pagalvėmis. Nešikai pernešė ją į mūsų namą. Tuoj pat buvo surastas kastanda, ligonė įkurta po mūsų kambariais, o ji nurodė jos dietą ir griežtai įsakė nieko pas ją neleisti. Mes nuskubėjome atgal į holą, kur šnekučiuodamiesi su Oldenkotu mūsų laukė Bronskis. Namas, kuriame gyveno Bronskis, buvo tolokai, bet greta Aninovo. Įėjęs į Bronskio draugo ir mokinio kambarį išvydome, kaip man pasirodė nelabai jauną brunetą, panašų į gruziną, nors iš tikrųjų jis buvo rumunas. Geriau įsižiūrėjęs supratau, kad jis jaunas, tik visiškai išsekęs, gulėjo kažką murmėdamas. Kodėl jūs leidote savo draugui sukaitusiam saulės nusvilintam šokti į šaltąjį ežerą? Juk jūs pats ne tik to nedarėte, bet maudėte šiltoje vonioje. Aš maldavau Igoro to nedaryti, bet rumunai labai užsispyrė ir mano, kad geriau pažįsta savo prigimtį. Be to, Igoro motina vengrų čigonė jį nuo vaikystės pripratino prie nuolatinės karščio ir šalčio kaitos. Per visą mūsų pažinties laiką jis niekada nesirgo. Aš turėjau visą laiką galvoti apie savo sveikatą, o mano draugas galėjo švaistyti ją lengvabūdiškai be jokių pasekmių. Todėl dabar aš taip susirūpinau jo liga. Taip, jis labai sunkiai serga ir jeigu pasveiks, tai negreitai. Jums teks arba palikti jį čia man, arba likti pačiam kartu su juo ilgam laikui, ne mažiau kaip metams, apžiūrėdamas į ligonį kalbėjo I. Aš suprantu, kad jums reikia grįžti prie savo darbo. Tikriausiai daugybė kontraktų šaukia jūs į įvairiausius pasaulio miestus. Draugo sveikata galite nesirūpinti, mes su Liovuška jį slaugysime ir po metų jis sugrįž pas jūs. Aš nepaliksiu draugo nelaimėje, daktarė I. Žinau, kad mažai kuo padėsiu, dar geriau žinau, kokia laimė mano draugui susitikimas su jumis, bet ir man susitikimas su jumis šiuo gyvenimo momentu svarbesnis už visus reikalus bei kontraktus, svarbesnis už patį meną, dėl kurio iki šiol gyvenau. Išvažiuosiu iš čia tik tuo atveju, jeigu jūs mane išvarysite. Prašau, jūs neišsiųskite manęs iš čia, perskaitykite laišką nuo to žmogaus, kurį atsitiktinai sutikau Londone prieš keletą mėnesių. Jis pasivadinęs jums gerai pažįstamų florentiečių po ilgo pokalbio mano rūbinėje teatre, kur aš vaidinau Otelą, davė man laišką. Paaiškino kelią į čia ir kai aš nė akimirkos nebejojęs nusprendžiau vykti pas jūs, davė palydovų savo tarną. Igoras neišleido manęs vieno. Kai supažindinau jį su florentiečiu paaiškinęs, kad mano draugas nori mane lydėti, florentietis ilgai jį žiūrėjo ir tarė. Tebūnie taip, bet atminkite, kad aš jo su jumis nesiunčiu. Jūs galite pasiimti jį savo atsakomybę. Labai nenorėjau, kad Igoras vyktų su manimi. Visai bandžiau jį atkalbėti, bet nesugebėjau to pasiekti, kaip nesugebu iš viso niekur, išskyrus vien meną parodyti savo valios. Tik mene esu harmoningas ir visai pasitikiu savimi. Jam tarnauju be kompromisų ir jame niekas negali manęs išmušti ir jame niekas niekaip negali išmušti manęs iš karto suprasto ir pasirinkto kelio. Neatstumkite manęs, staiga atsiklaupė su ilgesiu ir kančia balse baigė savo kalbą Bronskis. Ji greitai priėjo prie jo, pakėlė jį, apkabino ir švelniai tarė. Kelkitės, mano draugė ir broli, su džiaugsmu jūs priimu į savo mokinių tarpą.
Nesirūpinkite dėl draugo, jis gyvens ir jo charakteris, taip jūs tironizavęs, labai pasikeis į gerą. Tik jam dar teks nemažai pakentėti, nes uždegimo apimtos ne tik nervų šaknelės, tas neleistinas temperatūrų skirtumas pažeidė visą nervų sistemą, nepaisydamas tariamo užsigrūdinimo, prie kurio Igorą buvo pratinusi motina. Ji paruošė vaistus, su mano ir Bronskio pagalba sugirdė juos ligoniui, ištrynė jį kažkuo nepakenčiamai aštriai kvepiančiu ir vėl tarė aktoriui: čia jūsų pagalbos dabar visai nereikia, ligonis ilgai miegos, o tada vis tiek nieko nepažins, jo liga primena šiltinę, bet iš tikrųjų tai tik siaubingas viso organizmo sukrėtimas, kuris galėjo baigtis beprotybė, jeigu nebūtumėte sutikęs manęs. Ji pasiuntė mane pakviesti budinčios medicinos sesers, o Bronskiui paliepė pasiimti iš savo kambario veltinę skrybėlę bei frotinį rankšluostį ir laukti mūsų prie išėjimo. Grįžau pas ligonį su gailestinguoju broliu, į gan storą adatą suleido Igorui vaistų ir nurodė slaugimo eigą pažadėjo po poros valandų atsiųsti felčerę. Susidėjome vaistinėles, rūpestingai nusiplovėme rankas ir nulipome žemyn pas mūsų laukiantį Bronskį. Oras buvo jau labai įkaitęs, ji užmaukšlino man skrybelį ir nuleido tinklelį, tą patį patarė padaryti savo naujajam mokiniui. Perėję keletą takelių atsidūrėme pas Aninovą. Viskas šiame name buvo savotiška. Pirmiausia, mane nustebino, kad iš nedidelio prieškambario duris atsidarė tiesiai į erdvę baltą svetainę, kurios viduryje stovėjo baltas rojalis, pasieniais keletas sofų, kietų ir taip pat baltų, o ant juodo marmuro postamento buvo nedidelė statula, man pasirodžiusi panašiai į Dantę. Paskui pamačiau, kad tai Buda. Tarnas nuvedė į per visą svetainę į kitą kambarį, o mes su Bronskiu likome jo laukti čia. Aktorius ėmė pasakoti man apie Aninovą, apie jo genijų, pasisekimą, apie jo sielvartą. Muzikas seniai paliko tėvynę, labai kentėjo ilgėdamasis jos, bet niekada į ją negrįžo važinėdamas po visą pasaulį. Bronskis nežinojo, kas privertė Aninovą išvykti iš taip karštai mylimos tėvynės, bet sprendė, kad didžioji jo širdies ligos priežastis nuolatinis jos ilgesys. Ji gan ilgai negrįžo. Bronskis, matydamas mano susidomėjimą jo įspūdžiais iš susitikimo su florentiečiu, o ir pats būdamas stipriai paveiktas mano didžio draugo grožio bei išminties, smulkiai papasakojo, kaip jis atvyko į florentiečio namus Londone, matė ten mano brolį, iš jo gavo mano apsakymą. Jis matė Nal ir jos draugę Alisą, kurių grožis jį taip nustebino ir sužavėjo, kad iki šiol nežino, kuri iš jų gražesnė. Alisa tai Desdemona, o Nal tokia jauna ir kartu tokia didinga, kad jai jis nerado vardo savo teatrinėme žodyne. Tokios moters jis dar nebuvo regėjęs ir visus, kurie jam pasakotų apie florentiečio namų gyventojus, įtartų perdedant. Kartais dar ir dabar klausiu savęs, ar tik nesapne mačiau tuos žmonės, ar gali būti tiek grožio ir gerumo vienoje Londono vietoje. Bronskis susimąstęs tarsi nukeliavo kažkur mintimis ir tyliai tęsė. Kai pamačiau įeinantį į valgyklą, iš karto supratau, kad tai jis, nors niekas man nepasakė. Be jo nepaprasto grožio yra dar kažkas, ko aš nesugebu nustatyti, bet jis ypač primena florentietį. Kas tai yra, aš dar nesuprantu, bet be jų abiejų tai niekam daugiau nebūdinga. Daug mačiau žmonių ir iškilių žmonių, bet jie ir florentietis mane nustebino ir krito į akį kažkuo dievišku. Tai taip didinga. Prie durų pasigirdo balsai ir į svetainę įėjo su Aninovu. Muzikos skruostai degė, matytis arba turėjo temperatūros, arba buvo stipriai susijaudinęs. Maloniai pasisveikino su mumis, pasiūlė įvairių vaisių bei gaiviųjų gėrimų, bet ji neleido nieko mums imti. Taigi, baikite savo kūrinį, Sergejau Konstantinovičiau, ir atidėkite koncertą kelias dienas. Jums leidus aš atsivesiu būrį žmonių, norinčių jūs išgirsti.
jūs visiškai sveikas. Ir ne tik sveikas, jums teks padėti man muziką gydyti 2 ligonius. Be muzikos šiuo metu jie kitaip nepasveiks. Mes su jumis paruošime programą ir tikiuosi grąžinsime jiems protą, prieš atsisveikindamas kalbėjo I. Tai mane pribloškė, kad visiškai nuklydau gaudydamas varnas. Gydyti muziką? Taip ir išėjau nesusirikiavęs minčių ir jeigu ne karštis, tikriausiai būčiau stovėjęs vienoje vietoje. Tik saulė taip negailestingai svilino net per tinklelį, kad į užmetė man ant galvos storą frotinį Bronskio rankšluostį, sudrėkinęs jį fontane ir šiek tiek palengvino mano būseną. Namie į liepė man pagulėti, kol jis paruoš Maksai vaistus, o Bronskį paprašė surasti kastandą. Vos atsigulęs iš karto užmigau. Man atrodė, kad miegojau dievai žino kiek. Iš tikrųjų miegojau kokias 20 minučių, o pailsėjau puikiai. Į mane pažadino, davė išgerti skanaus gėrimo, paaiškinęs, kad dabar gerti jau galima. Aš paėmiau mikstūrą Maksai, dar kažkokius vaistus perduoti seseriai Aleksandrai, o grįždamas turėjau atvesti gailestingąją seserį specialiai dėl Igoro. Džiaugiausi, kad eisiu pasakišku mišku, į gėrimą sumažino mano jautrumą karščiui. Norėjau pabūti vienas ir apmąstyti visus šių dienų įvykius, bet grįžo Bronskis ir sužinojęs, kad aš einu į jam nežinomą vietą, taip maldaujamai pažiūrėjo į jog šis nusijuokė ir gudriai pažvelgęs į mane tarė. Ten Liovuškos širdies išrinktoji Aldaz. Jeigu jis pasiryš pasiaukoti ir pasiims jūs, aš apsidžiaugsiu. Jūs ten rasite į ką pažiūrėti. Liovuška aš būsiu tylus kaip kelmas, paslaugus kaip vergas, dėkingas kaip kūdikis. Pasiimkite mane kartu. Springau iš juoko, kokia netikėta išraiška, tiksliau ištisa besimainančių išraiškų gama nuvilnijo jo veidas. Bronskis ištiesė ir griaudžiančių balsų lyg priesaiką ištarė. Būsiu tylus kaip kelmas, tada sulinko, visas tarsi sumenko, tarytum pataikaujantis vergas ir saldžių balsų ištarė. Paslaugus kaip vergas ir staiga plačiai nusišypsojęs išlygino visas padlaižiavimo veido raukšles ir skaidrių vaikiškų balsų naiviai žiūrėdamas man į akis, žavingai švepluodamas tarė, dėkingas kaip vaikas. Visa tai buvo taip nelaukta, kad aš aišku viską pamiršęs puoliau jam ant kaklo ir pareiškiau dabar suprantantis, kodėl jis pavergė pasaulį. Vis dar juokdamiesi leidomės pas seserį Aleksandrą. Gerai prisiminiau kelią ir nors Bronskis buvo toks įdomus pašnekovas, kad lengvai galėjau pasiduoti savo vaizduotei, jaučiausi dvigubai atsakingas ir prieš jį, ir prieš savo naująjį pažįstamą, kuris mane daug ko žavėjo. Visą kelią buvau įtempęs dėmesį ir nesupainiojau nė vieno posūkio. Maksa dar miegojo, o sesuo Aldaz, laužyta rusų kalba, kurią vos buvo galima suprasti, gestais ir žavaus veidelio mimika, stengėsi man paaiškinti, kad vargšas Maksa labai kenčia. Pažadėjau perduoti tai ir ateiti pas ją dar kartą, jeigu paskirs raminamųjų vaistų. Pasimatę su seserė Aleksandra, kartu su nauja Igoro slauge nuskubėjome atgal. Man kalbantis su Aldaz, Bronskis nenuleido nuo jo susižavėjusių akių. Pažiūrėjęs į jį, kai ėjome per mišką, kur aš vėl tikėjausi jo įdomaus pasakojimo, pamačiau liūdną įsigilinusio į save visai kito žmogaus veidą. Jame įvyko metamorfozė. Atsirado išmintinga ramybė, primenanti tą išraišką, kurią dažnai matydavau brolio Nikolajaus veide, bet Bronskio veide ši išmintis buvo paženklinta sielvarto. Jo aukštą kaktą kirto raukšlė, akis tarsi nieko aplink nematė, lūpos buvo stipriai sučiauptos, lyg jis būtų sprendęs naują, staiga iškilusi klausimą. Nedrįsau drumsti susikaupimo ir netgi stengiausi eiti lėčiau, kad netrukdyčiau jo mintims. Įsivaizdavau, kad štai toks išminčius būna Bronskis, kai vienumoje apmąsto savo vaidmenis. Jau beveik pamiškėje jis sunkiai atsiduso, perbraukė ranką per veidą, akis ir nusišypsojo man. Taip toli dabar buvau Liovuška. Kartais fantazija išneša mane iš tikrovės,
apima gili būsena ir aš kuriu vaizduotėje tų personažų, kuriuos man teks suvaidinti scenoje, arba tų gyvų žmonių, kurie paliko stiprų įspūdį praeitį. Teisus aš ar neteisus savo sceninėje kūryboje, tegul sprendžia žmonės, vertina mano sukurtus vaidmenis, bet keisčiausia mano vaizduotės žaisme yra tai, kad dėl tų gyvų žmonių, kurie mane labai sudomino praeities, aš iki šiol dar niekada nesuklydau. Nežinau pats kaip ir kodėl, bet matau jų praeitį labai aiškiai, tarsi priešai šmėkščiojančių vaizdų seka. Dabar jūsų bičiulės Aldas išvaizda ir mimika taip mane sužavėjo, kad apėmė ta gili būsena ir aš pamačiau daug vaizdų iš jos praeities. Iš pradžių regėjau mažutę indę, miegančią maiše ant tamsiaodės indės nugaros. Greta jos ėjo tėvas su sunkia našta ant nugaros. Paskui pamačiau tą pačią motiną jau su paauglė mergaitė, apverkiančias užmuštą tėvą. Tada aukštas, nepaprastai aukštas gražuolis ant žirgo priglaudė abi nevilties apimtas nelaimingasias, sėdėjusias naktį prie laužo. Paskui mačiau motiną ir dukterį su kupranugariu karavanu keliaujančias per dykumą, tada lyg ir mokyklą, kurioje gal 13 metų Aldas jau buvo viena, ir pagaliau ligoninę, kur Aldas davė vaistus kažkokiam seniui. Mane nustebino šis jaunas gyvenimas, toks be džiaugsmo, monotoniškas, bėgantis miškų tankmėje, o juk ji turi didžiulį mimikos talentą. Sprendžiant iš jos judesių, nepaprastai plastiškos eisenos ir proporcingo kūno sudėjimo, turėtų šokti kaip deivė, žavėti žmonės ir žadinti juose patį aukščiausią ir šviesiausią džiaugsmą, o jis kursta užkampyje. Net scenoje ji būtų turėjusi kur dėti talentą, būtų buvusi kokios nors šventyklos žynė šokėja, net senovėje ji būtų turėjusi kur dėti talentą. Štai ką aš galvoju, kaip visada žmonių likimai, jų nepaprastas pasakiškumas sukrėtė mane ir šį kartą. Atsitiktų man taip, kad džiunglių glūdumoje pasirodytų riteris ir išgelbėtų motiną su dukterimi, jau ramiai pasiruošusias būti sudraskytas laukinių žvėrių. Ir kamgi jas išgelbėjo, kad genialus merginos talentas pražūtų tarp ligonių lovų? Išsižiojęs stovėjau pamiškėje ir žiūrėjau į Bronskį. Sprendžiau, kuris iš mūsų pamišo, ir net nemačiau, kaip labai nekantrauja gailestingoji sesuo, taip pat čiabuvė nemokanti rusų kalbos, kuria mes su Bronskiu kalbėjome. Matyt, visiškai praradusi kantrybę, laužytą anglų kalbą ji man tarė. Greitai, ponas pirmyn, daktaras laukia. Atsiprašiau jos ir puoliau žingsniuoti taip greitai, kad mano pakeleiviai vos spėjo kartu. Palikęs gailestingąją seserį ir Bronskį kastandai, nuskubėjau pas jį. Aišku, aš vėl būčiau įsiveržęs pas jį su dar didesniu viesulu nei pirmą kartą, bet laimiai sutikau laiptų aikštelėje einantį manęs pasitikti. Jis matyt norėjo man pasakyti visai ką kitą, bet pamatęs mano veidą paklausė, kas atsitiko, drauguži, einame į jūsų kambarį, turiu jums pasakyti kai ką svarbaus. Ar jūs žinote, kad Bronskis raganius, jis gali skaityti žmonių praeitį? Į brangusis, ar jūs galite žinoti, kuo buvo žmogus iki susitikimo su jumis? Aš skubėjau, kalbėjau painiai, bet labai rimtai ir visgi pastebėjau, koks humoras sužibo į akise. Iš karto atitokau ir papasakojau viską iš eilės, ką sakė Bronskis ir kaip jis matė Aldas praeitį. Kaip aš norėčiau sužinoti, ar tiesą matė Bronskis apie Aldas gyvenimą. Į brangusis, ar jūs galite tai sužinoti, klausinėjau degdamas nekantrumu ir niekaip negalėjau suprasti, kaip ji gali taip ramiai sėdėti, kai aš pasakoju tokius stulbinamus dalykus. Manau, kad paprasčiausia būtų sužinoti pačiam Liovušką, ar Bronskis teisingai matė sesers Aldas praeitį. Kaipgi? Kad ir kiek aš stengiausi, dar nė karto nemačiau jokių vaizdų. Ar jūs manote, kad turiu galvoti apie Florentietį ir paklausti jį? Išpoškinau vėl užsidegęs azartu, sužinoti tiesą, ar
arba įsitikinti, kad Bronskis tiesiog šios aistros apsėstas maniakas. Ji nusijuokė, paglostė man galvą, kas man padėjo tuoj pat nurimti ir tarė, koks tu dar mažas vaikas, Liovuška. Nejaugi aš galėčiau tau patarti trukdyti savo didį draugą dėl tokių smulkmenų. Tai juk tas pats, kas klausti jį, kaip teisingai užsirišti sandalus arba kaip užlopyti padus. Aš galvoju apie patį paprasčiausią būdą, nė kiek nepranokstanti tavo jėgų. Vis taip pat švelniai glostydamas galvą ir šypsodamasis kalbėjo mano dievinamai atlaidus draugas. Tu pats paklausk Aldas, kai vakare po arbatos mes eisime pakeisti Maksai tvarsčių. Beje, paimk šį krepšį. Čia viskas, ko mums reikės vakariniams vizitams. O dabar reik nusiprausk po dušu ir prigulk savo kambaryje. Tai bėgai, kad dabar tau reikia nurimti. Jeigu grįžęs čia už pusės valandos rasiu tave ramų, eisime į Ali kambarį ir aš tau duosiu knygų pirmai pažinčiai su Pali kalba. Oi, koks jūs geras. Aš vėl prasikaltau, o jūs net nesubarėte manęs. Galite nebejoti, rasite mane visiškai ramų. Žiūrėk, kad kaip tik dabar neprasikalstum, pajokavo atsisveikindamas į. Net nepastebėjau, koks dulkėtas buvau, kokias pėdas palikau ant blizgančių grindų. Padedamas Jasos nusiprausiau, sutvarkiau į kambarį ir pradėjau laukti truputį užtrukusio draugo. Vėl akyse iškilo Bronskis ir jo pasakojimas atgimė mano fantazijoje. Aš labai gyvai įsivaizdavau aukštą riterį su juoda barzda, įsikeliantį į balną motiną ir kūdikį tamsiame baisiame miške. Kadangi niekada nebuvau matęs gyvo riterio, o aukšto tamsiaplaukio vyro atvaizdas manyje buvo tik vienas, tai aš susiejau Bronskio matytus vaizdus su Ali asmenybe. Kaip viskas toliau gerai klojosi mano poetiškoje fantazijoje. Ali priglaudė nelaimingas motiną ir dukrą su savo karavanu, atsiuntė jas į bendruomenę ir joje Aldas pradėjo lankyti mokyklą. Ali paveikslas užvaldė mane. Kai jau buvau pasiruošęs pasišaukti jį ir paklausti, ar nepriglaudė kelyje rastų našlaičių, durys atsidarė ir jį pašaukė mane. Jau žinau, kas buvo tas riteris išgelbėjęs Aldas, tai aišku buvo Ali. Ir toliau viskas atitinka. Puoliau prie jį, neleidęs nei atsipeikėti. Ali ar ne Ali išgelbėjo Aldas, tai ne taip svarbu. Bet kad tu visgi nekreipi reikiamo dėmesio į mano žodžius, ir dėl niekų norėjai trukdyti Ali, jau negerai. Nutaisyti dabar tokią nelaimingą miną ir sielotis neverta, bet atkreip dėmesį į du dalykus. Neištark nė vieno bereikalingo žodžio, kol galutinai neapgalvosi visko, ką nori pasakyti ar ko paprašyti. Tai viena. Antra, jeigu daviau tau uždavinį ir pasakiau, jog eisime į Ali kambarį mokytis, reikėjo tam pasiruošti, susigrąžinti pusiausvyrą, kad darbo vieta derėtų su visais tavo kūrybiniais sugebėjimais. Mes eisime į didžio išminčiaus kambarį. Jo gailestingumas prilygsta išminčiai. Jo gailestingumas tau didžiulis, o tavo dėmesys apskritai labai ribotas. Ar sutelktas dabar? Ar išvaliai jį nuo menkų išorinių minčių? Ar suvoki tą didį džiaugsmą, kada nors tarnauti žmonėms įgijus žinių, kurių tau atverti nusprendė Ali atsiųsdamas čia. Tik tada galėsi susitikti su Ali bei florentiečiu ir tapti jų veiklos bendradarbiu, kai išmoksi koncentruoti dėmesį. Tada tu perimsi jų veiklą ir būsi naudingas visiems, su kuriais teks susitikti. Tu suvoksi kūrybinį savo didžių draugų kelią tiek, kiek tavo ištikimybė jiems nuolat lengvai ir paprastai sies su jais, su jų meilės žmogui keliu. Tu čia nesi svečias, atvykęs per kelerius metus atnaujinti organizmo ir vėl išeiti į darbą, kuriuo žarstytum savo genialumo perlus, kad padėtum ir paguostum žmonės. Tu čia amžinybės svečias. Amžinybė tave čia sutiko ir su jie išeisi. Kiekviena tavo gyvenimo diena, budėjimo prie amžinybės slenksčio diena. Ne bendruomenėje tu paviešėjai ir ne iš jos išeisi. Čia visa tavo egzistavimo prasmė. Tu čia
iš amžinybės atėjai, joje gyveni laikinai liovuškos formos žemėje ir į ją išeisi praturtėjęs nauja patirtimi, atmerktomis akimis, žengdamas tobulėjimo keliu ir žinodamas, kaip dirbti su savimi, kad pasiektum išsilaisvinimą. Tu pamatysi čia daug genijų, susipažinsi su jų ypatingu keliu žemėje. Dar daugiau čia išvysi paprastų žmonių, kuriuose atsiveria tik kai kurie talentų bruožai. Sunkus ar lengvas jų kelias priklauso nuo prietarų ir asmeninių silpnybių kiekio, kurį jiems pavyksta nusimesti. Tai yra, kaip jie sugeba išlaisvinti sąlyginumais supančiotą amžinybę. Visa tai kalbėjo man, kol ėjome į Ali salelę, ten mus vėl sutiko sargas ir baltasis povas. Lipdamas laiptais į Ali kambarį buvau kupinas pagarbos ir dėkingumo savo brangiam globėjui. Ypač aiškiai kiekvienas jo žodis šiandien krito man į širdį. Pirmą kartą be jokių abejonių bei apgailestavimo dėl savo menkumo ir nesugebėjimų, drąsiai, lengvai ir paprastai priėjau prie knygų spintų. Ji paspaudė kažkokią spyruoklę ir senelė atsitraukė, atidengdama dar vieną knygų kupiną lentynų eilę. Ir kokių knygų čia tik nebuvo. Ji ištraukė 3 nedidelės knygas, labai senoviškas, vėl paspaudė man nematomą mygtuką, senelė grįžo į savo vietą ir negalėjau jos įžiūrėti. Priėjęs prie Ali rašomo stalo, jie atidengė jo kupolo pavidalo palmės dangtį, kurio forma buvo lyg 2 dideli latanijos lapai. Pasodino mane prie stalo ir pradėjo aiškinti palei kalbos raides bei tarimą. Man viskas atrodė labai sunku, nes aš nemokėjau jokios rytų kalbos, todėl vargino man visai svetimo žodžių šaknys bei priesagos. Mano išmintingo mokytojo dėstymo talentas padarė savo ir kai nuskambėjo pirmas pietų gongas, aš jau laisvai skaičiau žodžius. Ji parodė, kaip uždengti ir atidengti stalą, uždavė rytoj į pamoką ir išskubėjome į pietų valgyklą. Įėjęs į valgyklą pirmiausia atkreipiau dėmesį į Andrejevą, besikalbančią su kažkokiu seniu man nežinoma kalba. Iš intonacijos supratau, kad ji kažko reikalauja, o senis nepasiduoda ir savo ruoštų stengiasi ją įtikinti. Greta sėdintis Oldenkotas matyt taip pat nesuprato tos kalbos ir bejėgiškai pažvelgė į jį, kai mes pro juos ėjome, tarsi prašydamas įsikišti į šį reikalą, bet ji paėmė mane už parankės, nusilenkė jiems ir nuėjo tiesiai į mūsų vietas. Valgykla po truputį užsipildė, į savo vietas atėjo ir Bronskis su dailininkė. Vėl pastebėjau keletą įspūdingų veidų, bet niekaip negalėjau apriepti žvilgsnių visų čia sėdinčių. Neskubėk Liovuška apriepti visko iš karto. Po truputį susipažinsi su visais. Daugelį turėsi galimybę iš arčiau pamatyti rytoj pas Aninovą. O dabar matau, kaip tave tai domina, paaiškinsiu. Ko ginčijasi Natalija. Ji nori apžiūrėti vieno labai seno miesto griuvėsius. Būdama tokia temperamentinga, nori iškeliauti tuoj pat, o senis vedlys atsisako vykti, tikinėdamas, kad šiuo metu tai pavojinga. Ten tektų keliauti 8 paras vilinama bevandenė dykuma arba per klampes gūdžias džiungles, kur pilna laukinių žvėrių ir gyvačių. Reikia palaukti. Po 3 savaičių ten eis karavanas ir prie jo prisijungus bus galima saugiai keliauti. Andrejevos veidas man dabar atrodė kaip audringas uraganas. Oldenkotas keletą kartų atsisuko ir kažką tyliai pasakė savo kaimyniai. Ta nusijuokė, pažiūrėjo į mane ir gana garsiai per visą stalą pareiškė. Aš renku be baimių mėgstančių keliauti po dykumą žmonių kompaniją. Ar norėtumėte su mumis nukeliauti apžiūrėti vieno labai įdomaus seno miesto, tiksliau jo griuvėsių? Kalbama, jog dieną jie lyg išmirė, bet nusileidus saulei iš griuvėsių išlenda tokia daugybė tigrų, liūtų, šakalų ir beždžionių, kad visi pastatai knibždėte knibžda. Vos neišsigandau,
bet paskui nusprendžiau, kad iš manęs šaiposi ir atsakiau tuo pačiu tonu. Neturiu noro suanglėti, kol josime per dykumą. Ir dar mažiau noriu praleisti naktį malonioje tigrų ir liūtų kompanijoje. Dar nespėjau susirasti kerėtojo, o be jo tokioje garbingoje kompanijoje ko gero neapsieisi. Andrejeva nusijuokė ir kažką pasakė seniui vedliui. Šis rytietiškai pasisveikino su manimi, prisiminiau puotą pasalį, pakilau ir taip pat rytietiškai nusilenkiau. Vedlys iki juodumo saulės nugairintų veidų, su baltu turbanu ir burnusu buvo savotiškai gražus. Žila barzda teikė jam panašumo į pranašą. Pažiūrėjęs į mane veriamomis juodomis akimis, jis kažką greitai pasakė į. Šis nusišypsojo, linktelėjo ir išvertė man į anglų kalbą arabo žodžius. Zeichetas Ogli prašo tave priimti jo nuoširdų pasveikinimą ir sako, kad mato tavo tolimą kelią, bet jis bus dar negreitai ir visai ne į dykumą, o į žmones. Jis prašo tave priimti nuo jo dovaną mažą baltąjį povą, kurį paklydusi rado miške jodamas pakeliui į čia. Buvau nepaprastai sužavėtas turėti nuosavą baltąjį povą, ką atsakyti nežinojau, nes prisiminiau, kad rytų papročių už dovaną reikia atsidėkoti dovana, o aš nieko neturėjau. Padėkok ir sutik, šnipštelėjo man į. Su dideliu malonumu pasinaudojau šiuo patarimu ir jaučiausi laimingas, kaip lobį gavęs, bet Andrejeva nusprendė neleisti man ramiai mėgautis nuosavybės instinktu. Ant jūsų krūtinės kiaurai rūbų švyti brangakmenis ir neįkainojamas ir pasakiško grožio, bet jo reikšmės jūs net nesuprantate, kirtote į man, lyg malkas kabodama šį kartą rusiškai. Nešiojate brangenybę, už kurią atiduota šimtai gyvybių ir dar šimtai atgultų, kad tik gautų. Tačiau jūs džiaugiatės ne ją, o kvailu paukščiu, jos akys žaižaravo. Jų kibirkštis, man atrodė, pasiekė net patį brangakmenį ant krūtinės ir labai mane veikė. Stipriau suskliaudžiau rūbus, pridengiau brangenybę ranka ir prispaudžiau prie širdies su šventa pagarba, maldaudamas florentietį išmokyti mane geriau saugoti jo brangakmenį ir sugebėti išlaikyti jį iki to momento, kai mes pasimatysime ir aš grąžinsiu jam šį kadaise iš jo pavogtą daiktą. Staiga išgirdau nuostabų savo didžio draugo balsą. Būk tvirtas ir ramus, visur, kur eina tyras, einu ir aš su tavimi. Pajusk savo pulsą mano širdies plakimą. Į žinias veda daug kelių, bet ištikimybė visur vienoda. Išmok pažinti nematomą sutiktų žmonių didybę ir nespręsk pagal juos iš matomų netobulų savybių. Saugok mano brangakmenį, nes jis ne vienam tau apsauga. Akimirksniu ramybė grįžo į mano sielą, linksmai pažvelgiau į Andrejevą, kuriai buvo atsitikę kažkas nesuprantamo. Ji išbalo, krūptelėjo, nulenkė galvą ant krūtinės ir tarsi sustingo atgailaujančiosios pozą. Pažvelgiau į jį. Jis buvo rimtas, netgi griežtas ir įdėmiai žiūrėjo į Andrejevą. Kai ji pagaliau pakėlė galvą, ji prabilo labai tyliai, bet manau, kad moteris girdėjo kiekvieną žodį. Siekiant pažadinti kito energiją ir jėgą, reikia mokėti suvaldyti savo pačios jėgas. Net juokais negalima paliesti to, ko pats gerai nežinai. Atgalinis smūgis gali būti mirtinas. Ir jeigu jis dabar jums toks nebuvo, tai tik todėl, kad aš jį priėmiau į save. Aplink mus, bendrame pokalbių fone, niekas nepastebėjo šios mažos scenos, o ir apskritai visi buvo taip pripratę prie ekscentriškos Natalijos manieros kalbėti ir juokauti, kad jo žodžiams niekas neteikė ypatingos reikšmės. Aš, nors visko iki galo nesupratau, visgi suvokiau, kad į žodžiai kažkuo labai reikšmingi Andrejevai. Šiek tiek paniekinamas tonas, kai ji piktinosi mano vaikiškų džiaugsmų dėl dovanų gauto baltojo povo, nuliūdino mane. Pagalvojau, kad visai pats to nejausdamas paskatinau jos suirzimą. Tuo pačiu metu prisiminiau sero Vomio žodžius, kad kiekvienas žengiantis į žinių kelią
turi stengtis kalbėti taip, kad joks jo žodis neužgautų ir negeltų. Dar kartą prispaudžiau prie krūtinės brangakmenį, prisiminiau Ali laiško žodžius, viskas, ko turi pasiekti žmogaus susitikimuose, tai pradėti ir baigti kiekvieną iš jų ramiai, su gailesčiu ir gerumu. Ir nusprendžiau labai griežtai save stebėti, kad kitų man ištartas žodis, nors ir kokiu tonu ištartas, nesukeltų nei kartėlio, nei suirzimo. Per pietus Žilas vedlys keletą kartų pažiūrėjo į mane ir aš jo akyse mačiau didelį palankumą man. Andrejeva sėdėjo nuleidusi akis, buvo išblyškusi ir tylėdama klausėsi, ką kalba kaimynai, retkarčiais linkčiodama. Man atrodė, kad joje tebevyksta kažkas ypatingo, jai labai sunkaus, ką jis stengiasi nuslėpti. Bronskis vėl buvo žavus pašnekovas, bet aš jo veide mačiau nerimą. Atrodė, kad tik ramus žvilgsnis įliedavo į jį pasitikėjimo kiekvieną kartą, kai tik jų akys susitikdavo. Po pietų jį pasiūlė man nueiti į Ali kambarį ir paruošti rytoj užduotą pamoką. Aš apsidžiaugiau. Bronskiui įleido iki arbatos pasidėti prie sergančio draugo lovos, o Oliverą Čerdžistoną pakvietė į savo kambarį ir jaunuolio veidas nušvito. Senas arabas vedlys priėjo prie jį ir žiūrėdamas į mane kažką greitai kalbėjo, iš ko juokėsi. Dar kartą pažadėjau savo, kuo stropiau mokytis rytų kalbų. Ji man pasakė, kad tik tiek, kad po arbatos arabas atneš man pažadėtą mažąjį povą ir paaiškins, kaip jį prižiūrėti, kuo maitinti. Puikiai nusiteikęs nuėjau mokytis. Kaip paprastai ir sargas ir jo povas sutiko mane sveikindamiesi nusilenkimais. Norėjau paklausti sargo, koks jo ir povo vardas, bet buvau panašus į tą tarną, kuris šluosto dulkes nuo brangių knygų nesuprasdamas jų kalbos. Knygos tarnui negyvos, o čia priešais mane buvo gyvos būtybės, bet aš negalėjau ištarti nė vieno žodžio joms suprantamai. Stovėjau prieš sargą visai sutrikęs, jo veide pasirodė šypsena, jis paplojo man per petį, parodė į savo ausis bei burną ir aš supratau, kad jis kurčnebilys. Dabar buvo aišku, kodėl jis taip įdėmiai žiūri kalbančio su juo žmogaus lūpas. Sargas nusišypsojo dar plačiau, paglostė gražų povo kaklą, tada pastukseno savo į kaktą, parodė į povo galvą, oriai palingavo galvą, skėstelėjo rankomis ir aš supratau, kad jis man aiškina, koks nepaprastai protingas ir nuovokus jo povas. Kol stengiausi suprasti man užduotą pamoką, viskas atrodė nepaprastai sunku, bet kai tik įsisavinau ją, panorau mokytis toliau. Kalba tapo maloni ir suprantama. Kuo ilgiau prie jo sėdėjau, tuo labiau džiaugiausi. Viską pamiršęs praleidau gongą, net negirdėjau, kaip į kambarį įėjo Atsipeikiau tik nuo jo rankos palietusios man petį. Taip ir žinojau, broliuk, kad čia man reikia užeiti, kitaip tu viską pamirši. Mano globėjas negailestingai užvertė knygą, uždengė stalą ir išsivedė mane iš kambario. Kad ir kaip skubiai atlikti savo duotą ar prisiimtą užduotį, turi gerbti savo aplinką ir visą tai, kuo tu su ja susijęs. Valgis tavęs laukti negali ir žmogus pažadėjęs atnešti tau dovaną turi tave rasti jo laukianti. Sakoma, tikslumas karalių mandagumas, mokiniui savidrausmė, didžiausias veiksmų ir žodžių tikslumas, didžiausias mandagumas tiems, su kuriais jis susitinka. Gyvas žmogus visur svarbiausias uždavinys tau. Jis tau pats svarbiausias dienoje, nes tai tavo mokytojų veiklos tikslas. Įsidėmėk liovušką ir puoselėk savo išorinį tvarkingumą lygiai kaip vidinį. Mes greit perėjome parką, kuriame tvyrojo stiprus karštis visai nejuntamas Ali kambaryje. Kai grotoje baigėme gerti arbatą, ant slenksčio pasirodė mano naujas draugas arabas, nuo galvos iki kojų susisupęs į baltą burnusą, po kurio klostėmis nešė gražią pintinėlę iš palmės lapų su joje padarytų lizdu. Lizde tupėjo mažas ir labai nelaimingos išvaizdos baltasis povas.
Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad šis ilgakaklis, dar beveik neapsiplunksnavęs jauniklis apgailėtinas ir bjaurus. Tai būsimasis paukščių grožio karalius. Arabas nusilenkė man ir padavė pintinėlę. Susižavėjęs nepaprastai sudėtingu jos pynimo raštu, matyt stipriai paverčiau. Paukščiukas gailiai cyptelėjo ir šis garsas suspaudė širdį man pačiam netikėtą širdgėlą. Pagailėjau vargšo poviuko, kurį taip neatsargiai išgąsdinau. Nežinojau, kaip jį paguosti ir kaip atitaisyti savo kaltę. Jaučiausi bejėgis prieš manęs laukiantį jo auginimą, kaip jis buvo bejėgis prieš mane savo silpnumu. Jau buvau begrąžinąs arabui dovaną, kai jis pasibaisėtina, bet visiškai suprantama prancūzų kalba tarė man: Jūs nesijaudinkite, Aga, kiekvienas dalykas atrodo sudėtingas, kol nesupranti, kaip jį atlikti. Aš ir maistą jam jau paruošiu ir papasakosiu viską, kaip girdyti, kaip vesti pasivaikščioti ir kaip migdyti. Jis, matote, jau priprato prie manęs ir skundžiasi, kam jie atiduodu jums. Šie paukščiai labai nuovokus, ne kiekvienas žmogus jiems prilygs. Štai aš jam dabar paaiškinsiu, kad jūs jo tikrasis šeimininkas, o jūs duokite jam palesti štai šios košelės iš savo delno ir jis pripažins jūs savo vieninteliu šeimininku. Arabas atsargiai išėmė paukščiuką iš pintinės, patupdė ant savo didžiulio kairės rankos delno, o dešinės rankos pirštais kaip švelniausia motina glostė dar beveik pliką paukščiuko galvelę ir tai perdavė jį man, pasodino ant mano kairiojo delno, kur tas vos tilpo. Juokingai, lyg oriai paukščiukas pažvelgė į arabą, paskui palėsi iš mano delno, kur arabas jau buvo įdėjęs košelės, pakėlė galvą, pažiūrėjo į mane, dar truputį palėsė ir cyptelėjo. Šis cyptelėjimas jau buvo negailus, o linksmas, lyg jis būtų apsipratęs su naujuoju šeimininku. Arabas patarė man įdėti paukščiuką atgal į pintinėlę ir pridengti pūkinę skarelę, kurią jis ištraukė iš savo burnuso, nes nors tvyrojo karštis, jauniklis buvo sušalęs ir drebėjo. Nuoširdžiai padėkojau arabui už jo dovaną ir išreiškiau apgailestavimą, kad nežinau, kaip jam atsidėkoti. Tai niekur nedings. Štai, kai kitais metais keliausime apžiūrėti dykumos, pasimsite mane vedliu ir užsuksite į mano namus pailsėti. Gyvenu oazėje, 2 dienos kelio nuo čia. Dar kartą padėkojau, paspaudžiau jam ranką ir kartu su Alveru Bronskiu ir dailininkė Skalradi, susižavėjusiais mano paukščiuku ne mažiau už mane patį, nusinešėme jį į mano kambarį. Po kurio laiko atėjo ir arabas, dabar šis man smulkiai paaiškino, kaip prižiūrėti jauniklį. Žinote, draugė, tarė arabui Bronskis, jūsų pamokymai aišku puikus ir rodo jūsų meilę paukščiams, bet jie tokie sudėtingi, lyg būtų skirti žmogaus, o ne paukščio vaikui. Manau, kol kas paukščiukas toks mažas, liovuška vienas nesusitvarkys. Gal galėčiau prisidėti prie paukščiuko priežiūros. Man tai būtų labai malonu, o liovuška truputį išlaisvintų. Arabo veide pasirodė šypsena. Po valandėlės ir jūs, ir liovuška kai ką sužinosite apie šiuos paukščius. Tada abu suprasite, kodėl jie taip žmogiškai nuovokus ir kodėl jų priežiūra tokia ypač rūpestinga. Manau, jeigu daktaras įleis, jums bus tikrai labai naudinga stebėti paukščiuko augimą. Jūs geras tyras ir poviukui būsite mielas. Šalia tokio draugo jis greičiau atskleis savo talentus. Arabas dar kartą nusišypsojo, ištiesė Bronskiui ranką ir padavė nedidelį tamsų akmenuką, ištrauktą iš mažo odinio maišelio. Tai gyvatės akmuo, amuletas nuo gyvatės įkandimo. Jis sustabdo žaizdų kraujavimą, greičiau jas užgydo ir išgelbsti nuo mirties įkandus kobrai. Jeigu naudosite nuo gyvatės įkandimo, jo jėgos užteks tik 4 kartams. Tada jis praras bet kokią galią ir daugiau jokiems tikslams netiks. Paimkite jį prisiminimui apie mane, jums jo greitai prireiks. Bronskis buvo savo bejėgišku sumišimu, priminė man silpnutį paukščiuką. Nusijuokiau, toks šmaikštus pasirodė man šis sugretinimas. Imkite, Stanislavai Nikolajevičiau, abu būsime skolingi
Zeichedui Ogli, kad sugalvosime, kaip jam atsidėkoti. Čia Bronskis iškrėtė tokį pokštą, kad vos neišmečiau pintinėlės iš rankų. Dar nebaigiau savo frazės, o Bronskis abiem rankom apkabino galingą arabo kaklą, bučiavo jo tamsų veidą ir kalbėjo kažką nesuprantamai, bet taip greitai, kad priminė prastą zakristijoną paskubomis skaitantį atsibodusias psalmes. Bronskio greitakalbė be abejo buvo labai prasminga ir tai arabas puikiai suprato, nes linksmai juokėsi ir Bronskio maldavimus atsakinėjo linkčiojimu. Aktorius staiga kaip kulka išlėkė iš kambario, net palikęs iki galo atdaras duris. Na, kaip buvo galima negaudyti varno? Taip apstulbau, kad nusprendžiau geriau jau atsisėsti ir pasistatyti pintinėlę ant grindų. Arabo akis žvelgė į mane su neslepiamu humoru. Ji taip pat blikčiojo akimis, netardamas nė žodžio. Tik Alveras galėjo paguosti mane, nes tiko į porą. Jis dabar stovėjo prasižiojęs visai kaip tada ant kalno, kai stebėjo mūsų su jį valkyrišką skrydį. Bendra tyla, kaip man atrodė, truko labai ilgai ir ši pauzė mane jau vargino. Arabas priėjo prie manęs, paėmė nuo grindų pintinėlę su paukščiuku ir pastatė ant odinės taburetės mano lovos galvūgalyje. Jis atidengė pūkinę skarelį ir parodė man, kaip paukščiukas įsirauzė į lizdo pūkus, įsivaizduodamas esąs saugus kaip po motinos sparnais. Jūs nieko nesupratote iš savo draugo žodžių. Visiškai nuostabu. Visiškai nenuostabu. Aš ir pats vos supratau, nors jis kalbėjo turkiškai, o tą kalbą gerai moku. Matyt, labai tiksliai pataikiau ir padovanojau jam būtent tai, ką jis norėjo turėti. Jis prašė manęs paimti iš jo mainais į akmenį žiedą ir susibroliauti su juo už palankumą, kurį jis įžvelgė mano žodžiuose. Mano šalies papročio aš negaliu imti dovanos už dovaną, bet šiuo atveju negaliu ir įžeisti žmogaus, kuriame tiek daug vaikiško naivumo. Matau iš veido, kad jis labai daug kentėjo ir tebekenčia. Jeigu aš su jo žiedu išsinešiu dalį kančios, būsiu laimingas. Paskutinius žodžius Zeichedas Ogli ištarė tyliau ir lėčiau. Jo veidas taip surimtėjo, kad aš nustebęs žiūrėjau į jį. Jis buvo toks pat rimtas, gal net kiek liūdnas. Pagaliau apačioje pasigirdo skubų žingsnį, kažkas greit bėgo laiptais ir štai pasirodė Bronskis. Jis matyt bėgo ten ir atgal, nuo jo srūvo prakaitas, rūbai buvo šlapi. Štai prašau jūs, paimkite mūsų susitikimui atminti. Jūs pirmas žmogus parodys man tokį pasitikėjimą, matydamas mane pirmą kartą. Paprastai žmonės tikisi iš manęs stiprių įspūdžių ir sutinka nepatikliai bei šaltai. Savo nepakeliamoje vienatvėje aš laimingas radęs žmogų, taip švelniai broliškai mane sutikusi. Bronskis dabar kalbėjo prancūziškai, kalbėjo lėtai. Buvo matyti, kaip po plonų rūbo audiniu sparkiai plaka jo širdis. Arabas paėmė Bronskio duodamą futliarą, atidarė jį ir palingavo galvą. Apžiūrinėjo žiedą su juodu perlu, besimainančiu visomis vaivorykštės spalvomis, įsodintų į tviskančių deimantų ratą, tarsi į spindinčio vandens taurę. Arabas vis nukreipdavo žvilgsnį nuo perlo iškankintą aktoriaus veidą, lingavo galvą ir prispaudė žiedą prie širdies, žemai rytietiškai nusilenkė. Tada lygiai taip pat žemai nusilenkė lyg prašydamas palaiminti šiam žingsniui, užsimovė žiedą ant kairės rankos mažojo piršto, ant kurio šis vos tilpo, nors buvo padarytas smiliui pagal to meto madą. Nuo šios akimirkos, brangus broli, aš imu visus tavo sielvartus į savo širdį, dalijuosi su tavimi visomis ašaromis ir nelaimėmis. Tai išsilieja tai upeliais į mano kelią. Gal mano ištikimybė, draugystė ir švelni meilė padės tau pereiti į kelią tų, kurie į visus susitikimus atneša rausvus perlus. Šlovė Alachui, garbė tavo Dievui ir tau. Saugok širdyje prisiminimą apie šią dieną, kaip apie laimingiausią gyvenime. Zeichedas Ogli dar kartą nusilenkė mums ir tyliai išėjo iš kambario. Mačiau, kad Bronskis nieko nesuprato iš to, ką kalbėjo arabas,
o aš pats supratau tik, kad aktoriaus bėda ta, jog jis sutiktiems žmonėms buvo kaip nelaimės šauklys ir žmonės jo bijojo. Vėl mano atmintyje sužiuro prie Ali kambario durų išgirsti jo žodžiai. Sutikęs mokinį einantį liūdėsio keliu, pamilk jį dvigubai. Kaip šią akimirką aš mylėjau ne tik Bronskį, bet ir tą didį išminčių, kuris tik čia buvo kaip paprastas dykumų gyventojas. Kokia neaprėpiama širdis plakė jo krūtinėje, jeigu jis džiaugiasi laimę priimti į save kito sielvartus. Apkabino Bronskį, padavė jam saldainį, pasiūlė nusiprausti pas mus po dušu ir pridūrė, kad po 15 minučių jis eis į tolimus namelius pas seserį Aleksandrą ir pasiims mus visus kartu. Norėjau neštis ir savo paukščiuką, bet ji neleido ir paaiškino, kad kelyje suprasiu, kodėl to nereikia daryti. Alveras nedrąsiai paklausė, ar ir jam galima eiti su mumis, į ką ji nusišypsojo ir atsakė. Aišku, draugė, juk aš nedariau išimties, o pasakiau, kad paimsiu jūs visus. Iš viso, nuo šios dienos tu kaip ir Liovuška gali laikyti save mano mokiniu. Rytoj aš nurodysiu tau naują dienotvarkę. Abu jūs turite žinoti, kad čia šituose namuose gyvena žmonės dėl tam tikrų priežasčių esantis pirminėse mokinystės stadijose. Jūs matote čia daugelį besilankančių bendruomenėje jau ne pirmą kartą ir visgi jie gyvena šiuose neofitų namuose. Taip pat atvirkščiai jūs nematote čia tų, kuriuos sutikote pirmą dieną, pavyzdžiui, Osvaldo Rasteno ir Žeromo Maniulė. Į kambarį grįžo Bronskis, atsigaivinęs persirengė švariais rūbais, kuriuos jam davė visagalis Jasa, ir mes išėjome, pasiėmę vaistinėles. Karštis buvo dar svilinamas, aš jį labai stipriai jaučiau, bet mano bendrakeleiviai ėjo taip, lyg čia būtų buvusi mūsiškė šiaurės vasara. Jį pastebėjęs, kad einu sunkiai, paėmė mane už parankės ir persimetė per petį mano vaistinėlę, nepaisydamas jokių mano protestų. Aš žadėjau tau, Liovuška, papasakoti šitą apie neužaugą Maksą. Manau, kad visiems jums, mano draugai, bus naudinga sužinoti apie šio žmogaus taip stipriai dabar kenčiančio likimą. Jeigu kiekvienas žmogus valdytų visas savyje glūdinčias jėgas, nebūtų pasaulyje nei kančių, nei klaidų, kurių rezultatas visos žmonių nelaimės. Aistros, kurių žmogus apsuptas užgriozdina visą jo žemišką kelią. Jos atima galimybę aiškiai matyti ir atpažinti tikrąją realybę, laikinų iliuzinių grožybių okeane, kuris vilioja jį ir traukia į menamą žavų asmeninio gyvenimo, asmeninės meilės ir laimės pasaulį. Žmogus nėra laisvas, jis gyvena susipančiojęs sąlyginiais prisirišimais ir kai nuo jo akių pagaliau nukrinta šie slegiantys kūniškos meilės saitai, tai vyksta per didelės kančias. Visas žemiškas gyvenimas, bundant žmoguje išminčiai, yra ne kas kita kaip didysis išsilaisvinimo kelias. Jeigu žmogus nuo vaikystės galėtų būti taip auklėjamas, kad visas jo organizmas augtų harmoningai, jis bręsdamas lengvai taptų laisvas, nes tiek jo sąmonė, tiek nervų mazgai ir širdis nebūtų apaugę įvairiausiais aistrų išsiveržimų gurvuoliais ir gumburais, kuriuos paprastai žmonės vadina ligomis. Tiek žmogaus klausa, tiek regėjimas vystytųsi ne tik fiziškai, bet ir psichiškai organizmui esant visiškai harmoningam. Mes tuoj pamatysime aistrų kovos lauką, gėrio ir blogio kovos lauką, vėlgi įvardysime tai deja buitinės leksikos žodžiais. Tiesos akivaizdoje nėra nei blogio, nei gėrio, yra tik žinių lygis, išsilaisvinimo lygis, tyros meilės ir ramybės žmogaus širdyje akimirka, arba jo aistrų ir nemokšiškumo akimirka. Gūdžiuose miškuose, neįžengiamuose ir apsuptose pelkių, per kurias eina tik siauručiai takeliai, gyvena žmonės, bandantis iš gamtos išgauti jos paslaptis. Jie stengiasi per žinias pasiekti sugebėjimą valdyti gamtos stichijas. Šių žmonių tikslas valdyti pasaulį. Jų norai – valdyti visas gėrybės egoistiniais tikslais, žmonėms pavergti, o ne darbui dėl visų bendros gerovės. Tai juodieji okultistai, dažnai susijungia į baises sektas,
su įvairiausiais seksualiniais iškreipimais ir dažnomis žmonių aukomis. Per savo tarnus viliodamos žmonės visur, kur tik jie gyvena, apimti pavydo, neapykantos ir godumo aistrų, be pusiausvyros ir lengvai pasiduodami suirzimui, šios juodos jėgos apraizgo juos iliuzinės sėkmės tinklais, kad padėjusios pasiekti kelias nedidelės pergalės, jau neleistų jiems išsivaduoti iš gyvačių lizdo, kurį susuks savyje kiekvienas anksčiau kabliukų pagautas žmogus, susigundęs jam pasiūlytų tariamų gėrybių žavesiu. Naudodamiesi savo palyginti didelėmis žiniomis, didelėmis kabutėse tol, kol veikia tarp silpnų pavergtųjų, ir menkomis, kada susitinka su tikrai laisvais žmonėmis, jie sukūrė ištisą neūžaugų gentį. Šie sudarkytos išorės padarai labai pikti, išauklėti klastoje, apgaulėje ir neištikimybėje, išmokyti daugelio hipnozės ir magnetizmo fokusų. Visgi juodiesiems, siekiantiems asmeninių tikslų per okultines žinias, ne visada pavyksta iki galo sugadinti visus nelaiminguosius, kuriuos jiems pavyko užvaldyti. Tarp neūžaugų dažnai gyvena kankiniai, kuriems šlykštus blogis, neapykanta ir veidmainystė. Po nepakeliamų kančių ir bausmių už blogio nepamėgimą, atsisakymą daryti nusikaltimus, jie bando bėgti. Didieji šviesiosios žmonijos darbininkai dažnai randa tokius nelaiminguosius, gelbsti juos ir atveda į baltųjų brolių bendruomenę. Vieną iš tokių kankinių jūs dabar ir pamatysite. Mes buvome nuėję jau pusę kelio, miške buvo tamsu, drėgna ir aš įsivaizdavau, kaip turi kentėti nelaimingi neūžaugos, visą gyvenimą verčiami gyventi neįžengiamuose miškuose tarp nedorų žmonių. Jeigu didiesiems šviesiosios brolijos darbininkams pavyksta išgelbėti tokį juodųjų sugautą neūžaugą, jam sudaromos ypač palankios sąlygos. Jie apsupami pačiais tyriausiais ir švelniausiais žmonėmis, mokomi rašto, visokeriopai vystomi ir stengiamasi pakelti jų sugniuždytą dvasią. Visgi vaikystę bei jaunystę praleidę vergovėje, nemokšiškume, ujami šie nelaimingieji dvasinę formą panašus į susiraukšlėjusius, išdžiūvusius grybus. Jie nevaldo nė vienos dvasinių jėgų gijos tiek, kad pajėgtų išskelti iš savęs ugnies kibirkštį ir padegti tas šiurkščių audinių ataugas, kurias žiaurūs šeimininkai įspraudė į organizmą per baimę ir skausmą. Jie daugiau nebegali kūnyti žmonėmis, nes reikėtų iš karto pajėgti atgaivinti visus fizinių ir dvasinių jėgų židinius. Gailestingasis gyvenimas, matydamas jų negalę, padeda jiems vieną įsikūnijimą pragyventi paukščiu. Jie kūnijasi baltaisiais povais. Štai kodėl šie paukščiai tokie nuovokus, dažnai netgi supranta kalbą, jeigu žmonės juos to moko. Iš nustebimo visi vienu balsu šūktelėjome. Tik negalvokite, kad visi be išimties baltieji povai būtinai persikūnija gerieji neūžaugos. Tuos, kurie eina šiuo keliu, gyvenimas visada atveda į baltųjų brolių bendruomenę, tęsė į, tarsi nepastebėjęs mūsų susijaudinimo. O mano paukščiukas į, jis taip pat buvęs neūžauga ar tiesiog paprasčiausias laukinis povas, kurį Zeichedas Ogli rado miške. Paklausiau apmirusi iš susijaudinimo širdimi, kad mano povas paprastas, laukinis ir man nelemta saugoti brangaus žmogaus gyvenimą. Tavo povas pas Zeichedą Ogli pateko ypatingu būdu. Arabas žinojo, kad paukščiuką turi perduoti tau ir dėl to specialiai atvyko į bendruomenę. Tu sužinosi, kaip, kuo ir kada didžio dėkingumo karma esi susijęs su tuo nelaiminguoju neūžauga, kuris dabar dėl jos atėjo pas tave baltų paukščiu, taip pat sužinosi, kad vieną iš gyvenimų jis buvo tavo pikčiausias priešas ir žudikas. Tu dabar savo ruožtu, priežiūra ir meilė turi galimybę jam atsidėkoti už išgelbėtą gyvybę tolimoje praeityje. Mes išėjome į laukymę, kur vėl buvo karšta. Mūsų pasitikti ėjo sesuo Aldaz labai susirūpinusiu veidu.
Stebuklai, stebuklai ir stebuklai, sušnibždėjo Bronskis. Stebuklų nėra, tik žinios, žinios ir žinios, atsakė jam I. Sesuo Aldas be jokio pasisveikinimo iš karto ėmė kažką kalbėti I labai susijaudinusiu balsu. Jos veidas, kurį po Bronskio pasakojimo apie ją dar stebėjau labai įdėmiai, mainėsi kaip pasakoja. Visa ji mainėsi kartu su veido mimika, figūra staiga pasunkėdavo ar tapdavo visai lengvutė, priklausomai nuo žodžių, kuriuos įtardavo. Viskas joje buvo taip harmoninga, kad tik stiprino išraišką ir aš suvokiau, kad Neūžauga su kažkuo kovoja, nors jo žodžių ir nesupratau. Jis kažko bijojo ir bandė bėgti. Kai mes įėjome į kambarį, kuriame gulėjo Neūžauga, sesuo Aleksandra laikė besiblaškančio, matyt kliedinčio ligonio rankas. Ilgai gaišo su juo I, man vis liepdavo paduoti tai vieną, tai kitą, kol pagaliau ligonis nurimo ir ėmė lygiai kvėpuoti. Leidęs jam truputį pailsėti ir pasnausti, I pradėjo perišti. Ryte mane matęs bjaure žiojinčias žaizdas, pasiruošiau vėl išvysti tą baisų vaizdą. Bet nustebau pamatęs, kad jos jau nekraujuoja ir yra pasidengusios pilkai baltų sluoksniu. Į paruošė putojantį skystį, suvilgė juo namie paruoštus pleistrus ir užklijavo žaizdas. Ligonis krūpčiojo, bet neatsimerkė ir toliau snaudė. Tik kai žaizdos jau buvo sutvarstytos ir I paglostė galvelę, jis atsimerkė, nustebo pamatęs aplink save tiek daug žmonių, įbedė žvilgsnį į I ir nusišypsojo. I paėmė sveikąją ligonio ranką ir ėmė švelniai su juo apie kažką kalbėtis. Šis iš pradžių lyg nenorėjo atsakyti, bet po kiek laiko prakalbo greitai, graudžiai, kažko prašė ir kažko bijojo. I nuramino ligonį, nusiuntė abi seseris vakarieniauti ir liepė grįžtant atsivesti gailestingąjį brolį, kuris liktų nakvoti su ligoniu ir pasitrauktų nuo jo tik tada, kai ligonis įsitikins, kad jo niekam neleis skriausti. Po kurio laiko atėjo gailestingasis brolis, jo veidas mane apstulbino. Daug gerų ir šviesių veidų buvau matęs per šį laiką, bet tokio meilės srauto, kuris liejosi nuo šio žmogaus figūros, dar nebuvau matęs. Neūžauga vos į jį dirstelės, iš karto nusišypsojo, kažką sumurkė, ištiesė jam sveikąją ranką ir norėjo kilstelėti, bet tuo jau pat uždraudė. Šį brolį vadino Francisku. Jis kiekvienam pažiūrėjo į akis ir padavė ranką, bet tiek žvilgsnis, tiek rankos judesys sveikinantis su kiekvienu iš mūsų buvo tokie skirtingi, kad aš tuoj pavirtau liovušką varnų gaudytoju. Į Elverą jis žvelgė įdėmiai, aukštai iškėlė dešinę ranką, nusišypsojo ir aiškiai garsiai puikia prancūzų kalba pasakė: Jūs didelis šaunuolis, eikite, kaip pradėjote, toli nueisite. Į Bronskį žiūrėjo ilgai, lingavo galvą, labai žemai jam nusilenkė ir tyliai pasakė: Gana vienatvės ir klajonių, jūs dabar turite daug draugų. Čia jūs paliksite visas savo ašaras bei sielvartus ir išvyksite su rausvu apsiaustu, o jūsų juodasis guls ant mano pečių, tarė ir vėl jam žemai nusilenkė. Bronskis virto druskos stulpu, matyt neturėjo jėgų suvokti visko, kas vyko. Prie manęs Franciskas priėjo vėliausiai, nes aš stovėjau atokiau prie stalo ir kol nepradėjau gaudyti varnas, dėliojau vaistinėles. Ramybė tau, mielas mano broli, nešk žmonėms džiaugsmą. Taip mažai kada, taip retai mokinys eina turėdamas laimę skleisti džiaugsmą ir šviesą savo artimiesiems. Nestovėk vietoje, gyvenk visur, kad ir kur gyventum, nešk ramybę. Tavo talentas gali sudvasinti širdis. Išmok čia savitvardos, įžengsi į harmoniją ir ją stiprinsi žmonės. Franciskas ištiesė man abi rankas ir tartum ramybės bei šilumos banga įsiliejo į mane iš jų. Jis atsisėdo prie Neūžaugos lovelės, pasislinko prie jo ir ėmė maitinti. Raudonos nelaimingojo kankinio akutės rodė pasitenkinimą. Jis viską pamiršo ir tarp kąsnių linksmai juokėsi. Ji padėjo man surinkti daiktus, nes aš tiesiog niekam netikau, kaip beje ir mano draugai. Ji prisiėjo visus mūsų grąžinti į realybę ir priminti
elementarias mandagumo taisykles, nes mes jau ruošiamės išeiti neatsisveikinę. Atsisveikindamas Franciskas vėl tarė man: nuoširdžiai rūpinkis savo povu, mielas broli. Tai daug kentėjusi siela. Kuo daugiau dėmesio jai dabar skirsi, tuo aukščiau pakils ji paskui. Man bus malonu, jeigu tu pas mane lankysiesi. Išmokysiu tave matyti kiaurai žemę, su nežymė šypsena pridūrė jis. Dabar jau aš buvau pasiruošęs virsti druskos stulpu, bet juokdamasis atsisveikino su Francisku ir išsivedė iš kambario mane bei visus likusius. Grįždami buvome pasinėrę kiekvienas į savo mintis. Bronskis, nepaisydamas miško vėsos, šluostė nosinę žliaugiantį prakaitą. Anglas ėjo lyg pulką už savęs vesdamas, o aš kėblinau koja už kojos prilaikomas į ir negalėjau aprėpti nesuskaičiuojamo žmonių kelių įvairovės. Tai prisiminiau, kad kelių milijonai, o pakopos visiems tos pačios. Kai galvojau, kad žmonių gyvenimų daugybė, o gyvenimas vienas, ir nepajėgiau suprasti, kaip į tą harmoniją, apie kurią man kalbėjo Franciskas, įžengė tokie menki žmonės kaip aš. Tikrai viskas susimaišė mano galvoje. Tu, Liovuška, galvok apie šiandieną. Grįšime, pamaitinsi savo paukščiuką. Jis tikriausiai tavęs jau pasiilgo. Sutelk dėmesį į einamuosius reikalus ir liek į juos bebaimiškumą bei kilnumą. O apie rytojų galvosi rytoj, švelniai tikinėjo mane globėjas. Ak, mielasis, jeigu aš galėčiau bent 100 dalimi būti toks rūpestingas draugas savo paukščiukui, koks jūs esate man, būčiau laimingas, kad atlieku bent šią pamoką. Kaip aš norėčiau tapti vertas jūsų rūpesčio, atsakiau jam ir kaip visada, gerdamas į save rimtį, pasitikėjimą ir ramybę, sklindančius nuo mano draugo. Priėjus bendruomenė, jie atsisveikino su mūsų draugais, priminęs jiems, kad vėluoti vakarienės negalima. Vos spėjau eiti į savo kambarį, mane pasitiko linksmas naujo gyvenimo draugo cypsėjimas. Puoliau prie jo, atsargiai išėmiau iš lizdo ir pamaitinau iš delno. Ji padėjo man pagirdyti paukščiuką, nes tai buvo rimta problema. Baigęs maitinimo procedūrą, pagloščiau savo baltąją brangenybę ir vėl paguldžiau į lizdą. Pasigirdo gongas ir mes nuskubėjome į vakarinę valgyklą. Čia buvo šviesų, ventiliatoriai vėsino. Prie jį prieidavo daug naujų žmonių. Dailininkė, atsisveikinusi su mumis po arbatos, dabar klausinėjo manęs, kur aš buvau ir ką mačiau per likusį laiką. Atsakiau jai, kad mačiau tiek daug, jog nepajėgiu net sutalpinti. Mūsų pokalbį pertraukė Bronskis ir pranešė, kad jo draugui jau lyg ir geriau, bet aplankyti jo dar neleido. Nesiklausiau aplink vykstančių pokalbių, apetito visai neturėjau. Net nežiūrėjau, ką man dėjo, bet paklusau į nurodymui valgyti. Kad ir kaip man pačiam atrodė keista, taip ėmė miegas, kad po vakarienės nuėjau tiesiai į savo kambarį. Kai išsimaudžiau vonioje, baigiau 2 dieną bendruomenėje, nė pats nepastebėjęs, kaip užmigau greta savo naujojo draugo baltojo povo.